treneri, tai važiavo tiesiog sužaisti rungtynes, o gavosi visai neblogas mačas. Aš ir prieš varžybas namuose sakiau, kad tai yra varžybos. Mums gal lemia tik tai turnyrinės lentelės padėtį, o visumoje važiavom kautis ir tikrai nepralašinėti. Ir aš maniau, kad tie žmonės, kurie buvo, mes turėjom 3 žmonės traumuotus, kurie neatvažiavo, bet labai gerai sulašė tie, kurie buvo. Tai 9 žmonės tikrai fantastiškai. Toks Tomo Markevičiaus žaidimas nustebino jūs? Aš mačiau per treniruotės, matydavau, kaip jisai dirba, kaip jis stengiasi, kaip jis tobulėja nuo pradžių sezono ir aš tikėjausi, kai jisai taip gali žaisti. Jūs kiekvieną etapą bėgdavo į priekį visų greičių. Čia ta buvo jūsų užduotis, apie kurią kalbėjote prieš rungtynę? Jo, aš sakiau, kad Tomas tik tai bus kamuolys mūsų rankose, kai jisai patrauktų. Jis turi labai stiprų, ta prasme, prasiveržimą ir jam žaidžiant 1-1 nesudarė jokių problemų. Kas lėmė tą lūžį pabaigoje, kai laimėjot berods 13-0 paskutinio 2 minučių atkarpą? Aš galvoju, brandus Mariaus Prikevičiaus žaidimas pabaigoje, kuris tikrai pasiėmė, kai buvo suplanuota, pasiėmė ant savęs žaidimą, jisai sulašė 2 prieš 2 labai neblogai, pasidarė taškų, numetė kamuolius ir be abejo gynybai atidirbo. Baigėsi pirmasis BBL etapas, pirmoji vieta B grupėje. Turbūt esate patenkintas komandos pasirodymu? Jeigu būtume dar vienas išlošę namuose, kur pralošėm Kauną, sakyčiau, kad mes lošėm tikrai neblogai. Dabar, aišku, laimėjom savo grupėje 1 vietą ir smagu taip. Jau, aiškiai, antro etapo komandos Neptūnas, Latvijos klubas ir Alytus. Kaip vertinate tos varžovus, su kuriais teks susidurti po naujų metų? Aš manau, visos tos komandos yra ganėtinai stiprios. Ir Klaipėda pasistiprino, ir Latvija yra tikrai ganėtinai stiprus. Alytus irgi. Taip kad manau, kad bus tikrai ką veikti.